Žodžiu, jei atvarei į Turkiją ilsėtis, ėsk, gerk ir būk laimingas. Bet jei nori tapti nelaimingu, pasirink pažintinę kelionę po tą ahujieną šalį. Papasakosiu savo istoriją. Susisakėm pamatyti štai tą baltą nesąmonę, kurios pavadinimo nepamenu. Jeigu taip tiksliau, pamukalį. Aprašyme vos ne vienas iš pasaulio stebuklų, kurį būtina pamatyti. Na gerai, pagalvojau aš, varom vos 4 valandos kelio nuo viešbučio, kuriame gyvenom. Kaip nors ištversim. Keliamės 3 valandą nakties. 4 ryto turim išvažiuoti. Autobusiukas turintis mus paimti vėluoja apie 15 minučių. Pochui, gal dėdė pramiegojo, o gal rytinukas su mamuku darė. Atvažiuoja. Kratome su tuo barškuoliu apie 1,5 valandos iki persėdimo stotelės. Čia mus pasitinka didesnis ir komfortiškesnis 40 vietų busas. Įlipam, žinoma, jis jau sausakimšas, vos kelios vietos likusios mums prieš paskutinėje eilėje. Na ką, ten dedam savo šiknas ir vieningai nusprendžiam truputį pasnausti. Už mūsų autobuso galinėje eilėje įsitaisiusi greičiausiai olandų šeima, taip spėjame pagal girdėtą kalbą. Vyras, jo plekšnė, turbūt plekšnės tėvas ir 2 mažamečiai bambliai. Ir čia prasideda spektaklis. Bambliai iš visos gerklės klykė, rėkė, verkė. Na, tikriausiai vaikai neišsimiegoja, anksti pažadinti irzlus. Nieko nepadarysi, vaikai yra vaikai. Sukandam dantis ir linguojam tikslo link. Gidas tyli. Na, turbūt leidžia visiems pamiegoti. Už lango tamsu ir nėra apie ką pasakoti. 6 ryto saulė dar nepatikėjus, bet autobuse jau karšta. Nejungia kondiškės? Hui tau neįjungia. Neveikia padla. Žodžiu linguojam, serpantinais širdį pykina, kondiškė neveik, tie 2 už nugaros klyk. Nei pamiegot, nei įsivengt. Gidas tyli. Ramina mintis, kad už poros valandų būsim vietų. Bet prabėgo tos 2 valandos ir maksimum ką pasiekiam, tai prakaito kvapas autobuse, kas antras šlapas. Nuo autobuso vidurio iki galo visi dar ir nervoti, nes tie 2 man už nugaros vis dar klyk. Pusę minutės iš kažko juokėsi, vėliau 2 minutės kriok. Atsikvėpti duoda apie 15 sekundžių. Blet, man tiek neužtenka, kad užmigta, ne? Bet štai bingo, autobusas sustoja. Tipo pusryčiai. Lafkė kokios Europoje jau nebepamatysi, bet valgyti reikia, nes kaip neturint energijos tą stebuklą pamatyti. Kadangi ant stalo nieko man valgomo nėra, viskas mirda iš tolo, tai pasiemu 3 virtus kiaušinius, baltos duonos ir kažkokią pažįstamą daržovę, bet kokią trydą kelioniai užpultų. Kiaušiniai nors ir šilti, bet viduje trynys jau pamėlynavęs, kaip minimum 2 dienų senumo. Pizdu, apie nieką negalvoju, 2 į skrandį, 1 į tašį ir toliau pasiruošęs judėti. Bet išėjus iš smirdančio šikinyko mane pasigauna gidas ir kažką paukščių kalba sako, kaip suprantu, liepia prisijungti prie grupės, kuri nukreipiama kažkokio ežerėlio pažiūrėti. Ok, programoje tai lyg ir numatyta, bet neparašyta, kad tą ežerėlį reiks pamatyti taip greitai, kad vargu ar pavyks kažką suprasti. Nes šiai pramogai skiriama vos 20 minučių. Kelio atkarpa pėsčiomis iki stebuklingo ežerėlio 5 minutės, apsižvalgai 10 minutėlių ir bėgom į autobusą. Bėgdamas pamiršti net kaip jis ten normaliai ir atrodė. Sėdi į busą ir vėl sveikinimų koncertas pagal statybininkų pageidavimus bambliai, nors ir pamaitinti, bet vis tiek rėk. Pradedame koncertą pagal statybininkų pageidavimus. Prie jų prisijungia plekšnės tėvas, kažką neįnatą dainuodamas. Marija, Marija, Marija. Marija, Marija, Marija. Nu, kad nesimelt suprantu, bet kad nedainuoja irgi. Tas bambalinių trio jau nervin visą autobusą, visi tyli, gidas irgi. Laukiam, kada čia jau būsim vietoj ir vėl dardam visi smirdantis apie 2 valandas. Saulė jau kepia. Visi busę vert savo sultise. Nieko nesuprantu. Kelyje jau 6 valandos, o to stebuklo nesimato. Pyst sustojam. Bibi žino kur. Gidas liepia išlipti. Kažkokia ale keičiančių spalvą akmenų parduotuvė. Nafiga man ta parduotuvė. Bet jau tada prasideda toks vidinis paniškas juokas. Pradedu visame tame matyti pliusų. Bent jau bus proga pailsėti nuo nesibaigiančių dainų už nugaros ir nueiti į tualetą. Tuo pačiu aplankau tą akmenų parduotuvę, kainos kosmosas, paprasta apyrankė, kuri Lietuvoje kainuoja 3 eurus, čia turistams po 60 eurų, suvenyrinis puodelis 65 eurai. Turkai, aišku, iš karto siūlo didelės nuolaidas, bet man pabaraban. Tokio šūdo neperku net būdamas girtas, bet kadangi negeriu, tai visai neperku. Grįžtam į autobusą. Koncertas vis dar tęsis. Marina, Marina, Marina. Bet viltis greit atvykti iki paskirties vietos guodžia. Varom toliau. Visų akys iš nuovargio raudonos kaip triušių.
Klausom olandiškų sutartinių ir ką jūs galvojat, vėl 2 valandos kelio. Gidas vis dar tyli. Mano ausyse skamba sustojimo metu nugirstas jo ir vienos ruskelkos pokalbis, kurio metu ta žmogysta gyrėsi labai mylinti savo darbą. Ja очень люблю своя работа, šaukė jis. Kur čia nemylėsi, juk nieko daryti nereikia, sėdi ir jėdi. Tie už nugaros vis dar klyk. Jau man kantri žmona rodo nepasitenkinimo ženklus. Po 2 valandų košmaro vėl stoja. Blet, vyno degustavimas. Visas autobusas jau nervingas ir dūzga kaip širšio avilys. Visi vieningai nusprendžia, kad vyno nenori. Nors aš būčiau nupirkęs kokią bonką tiem bambliams už nugaros, gal būtų ramesni, bet kadangi gert visi atsisako vieningai, autobusas pajuda toliau. Dar kokios 10 minučių ir vėl stojam. Nu kur dabar? Bet ir vėl ne ten, kur reikia. Pasirodo dar kartą ėst. Suka, kiek galima ėst. Esant tokiam nuovargiui ir emocijoms valgyti nesinori nichuja. Juolab kupriniai dar turiu kiaušinį iš pusryčių meniu, o savi kiaušiniai jau šlapi nuo karščio. Velniop. Einu ieškoti maisto praaiškų, o gyda jau plūsta keletas bobelų. Skundžiasi bereikalingų stubinėjimų, autobuso diskomfortų ir informacijos nebuvimu. Maksimum, ką pasako gydas, yra vychodim iz автобуса. Priminsiu, kelyje jau kalime beveik 8 valandas. Taigi 8 valandos vaikų klikimo, gidų tylėjimo, alinančio karščio ir nežinios. Visiems skaud šiknos. Per pietus dėl nekokybiško maisto kažkas iš mūsų bendrakeleivių garsiai ginčijasi su košerinio maisto tiekėjais. Čia įvyksta emocinis lūžis, kad atrodo jau būtų geriau važiuoti atgal, nes bibi žino, kiek dar reikės važiuoti į priekį. Taigi po neskanių pietų sulipus į dvokiantį autobusą stoja tokia nejauki tyla. Žinoma, bamblių už nugaros tai neliečia. Jie toliau varo savo Marija. Visi laukiame, kada pagaliau pamatysim tą plet, kaip jis tas pavadinimas, Pamukalė. Va. Pasirodo, ji nuo tos vietos, nuo tos lavkės vos 10 minučių kelio. Autobusas stoja prie išsvajotos žemės. Gidas laužyta anglų kalba pasako, kad mums viskam apžiūrėti skiriamos 2 valandos. Ką, blet? 2 valandos, ta prasme, varai 8 valandas, kad kažkur pabūt 2 valandas ir čia esi ne vienas. Vietovę patirinėti ir pasidaryti gražių kadrų nori tūkstančiai turistų vienu metu. Suprantu, kad jei būtum turėjęs 4 valandas, nors žadėjo 3 valandas, gal kažką gražaus ir parsivežtum. O čia jau gaunasi bėgimas tikrąją tą žodžio prasme. Nu ką, bėgam ir mes tada. Praėjus pro vartus 15 minučių mediniais takais kopį į viršų, keletas kadrų parko pradžioje ir bandymas suvokti, ar tikrai čia vertėjo tiek ilgai trenktis ir ar tie vaizdai gali atsverti tą anti-emociją. Bet pizdu. Sukaupiu jėgas ir fotografuoju savo šeimą, kad jie turėtų gražių kadrų. Taip nepastebėtai prabėga pirmas pusvalandis. Toliau mano gražuolės išeina pabraidyti po baltą balą. Visi taip daro, nu ir joms tipo reikia. Aš lieku saugoti vidury tako paliktų daiktų. Nespėjęs atsipūsti nuo autobuso dušnumo, kantriai saugau 3 poras Nike kėdų ir rankenuką ant tiesioginės saulės. Dar pusvalandis sprogsta ore. Minioje pastebiu mūsų dainuojančius, tiksliau klykiančius olandus. Blemba! Parkas jiems neįdomus, taigi jie miega. Patla, kodėl dabar? Ei, hebra, sąžinės, turėkit. Sulaukęs savo merginų skubų, tiksliau bėgtinos šliaužių apžiūrėti ale Kleopatros statyto miesto griuvėsių. Tokių esu matęs begalę, bet apsimetu, kad man įdomu. Kadangi gido neturim, taigi galvoje kuriu savo istorijas. Karts nuo karto išgirstu kitų grupių gidų pasakojimus. Ant kalno matau kažką įdomaus, bet laiko lieka vos pusę valandos. Tada įjungiu tokį pohuizmo režimą ir dusdamas pizdinu į viršų. Galvoju, jei nespėsiu sugrįžti laiku, tegul dabar manęs laukia. Jo, pastangos nenuvylė, pamatyti viršukalnę buvo gerai. Nes pamačiau vienus gražiausių amfiteatro likučius, kokius esu matęs gyvenime. Didybė jaučiasi, greit selfiuką ir per kitą galą į pakalnę, nes laikas iki išvykimo 10 minučių. Toliau matau lėtai einančią savo šeimą ir blet, jau atsikėlusius bamblius iš Olandijos. Eina nahui, 8 valandos kelio atgal ir jie sukos vėl gyvi. Bet gal neberėkausiu, pamiegojo porą gerų valandų. Su ta mintimi ir varau link autobuso, taigi praktiškai apibėgęs griuvėsius ir Baltos pelkės miestą vėl esu autobuse. Autobusas užsiveda, bambliai už galo irgi vėl, blet, vėl cypimas, klikimas ir staiga išgirstu vieną gražiausių garsų po Behoveno 9 simfonijos. Tai alaus skardinės atidarimą. Bamblių tėvas sugalvojo ahujieną būdą, kaip išspręsti problemą. Jis pisa savo gramą, jo bambliai su seneliu dainuoja Marija, 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 mama žaidžia su telefonu ir visiems zaibys. Nu, visiems turiu omeny jiem.
Visas autobusas tarsi įkaitai, negalintis nieko padaryti, kaip tik užsidėti ausines ir olandų dainas pakeisti savomis, kokybiškesnėmis. Daugelį, žinoma, taip ir padaro, aš taip pat. Žmona ausinių nepasiėmė, taigi jį klauso olandų jau nebe trio, o kvarteto, nes prie artistų būrio prisijungė ir tėvas pasisotinęs alumi ir nulūžęs bei pradėjęs knarkti. Žodžiu, achujieni reikalai, gimsta nauja Eurovizijos daina. Šioje vietoje netgi galėčiau jiems pritarti perdimu, nes po visos dienos sėdėjimo pilno žarnos dujų. Bet moralė neleidžia to padaryti, nors galėjau toje vietoje apie moralę ir negalvoti, nes kodėl pas vienus ji turi būti, o kitiems viskas pohui. Prie alaus gerimo prisijungia ir Adamsų šeimos galva senelis, taigi iš galo sklinda ne tik dainos, knarkimas, bet ir alkoholio ir šūdų kvapas. Iš kur šūdai? Iš vieno iš bamblių. Aš su žmona jau vėmimo stadijoje, taigi mažoji cypautoje dar ir apsišyta. O metų mama ramiai sau žaidžia žaidimėlį su telefonu. Vaikai kažko prašo pažiūrėti telefone, gal jau ir patys ieško nusiraminimo, bet iš kalbos suprantu, kad senka mamelės telefono baterija ir jokių multikų jį vaikams neįjungs. Kaip suprantu, tokia situacija pilnai ją tenkina. Cipimas ir knarkimas jos neerzina, nuosavo vaiko šūdų kvapas net teikia malonumą, o kad visas busas jau vimčioje ir baigia išprotėtai, nesuvokiama. Gydas užuodęs artėjančių skerdynių kvapą, sustabdo autobusą ir niekam nė neleidęs išlipti nubėga iki kažkokios pakelės supermarketo. Stovim 10 minučių, jau net autobuso vairuotojų nebetlaiko nervai ir jis garsiniu signalu bando pasikviesti pabėgusį gydą, kuris pasirodo sugalvojo savo neveiksnumą išpirkti pavaišindamas visą autobusą keliais turkiškais saldainiais ir bambalinę kolą su fanta. Pizdėts, laukiam, nesilaukiam. Ir kai saldainiai atkeliavo iki autobuso galo, mums didis turizmo gurų pajaučia natūralaus šūdo kvapą. Taigi mamelė prisipažįsta, kad vaikutis biškiuką pridarė į kelnes ir reikėtų padaryti trumpą pit stop. Blet, pati nesugalvojo nueiti ir paprašyti sustabdyti autobuso, o tik pagauta apsišikimo vietoj sutiko, kad gal ir būtų gerai pasikeisti apatinį trikotažą. Pradedam galvoti, kad tas vaikas visą kelionę klykė dėl išmatų kelnėse. Bet net ir po sustojimo ir kvapo problemos šalinimo globaliai problema nesumažėjo. Gal neliko tik šūdo dvoko, bet alus, cipimas ir senelio Marija niekur nedingo. Tad po 15 valandų viso autobuso terorizavimo mano dukros nebesusilaikė ir sinchroniškai ištarė. Ir pizdėts. Čia kaip kažkoks atominės bombos mygtukas būtų nusispaudęs. Vietoj to, kad mama sudrausmintų savo pyplius, ji pilna purna užsipuola mano šeimą, tiesiog rėkdama "What's your problem?" Blet, ant kiek turi būti turna, kad nesuprastų, kame problem. Aš jai ramiai bandau paaiškinti, kad visas autobusas pavargo, visą kelią klausytis tų dainų ir žmonės tiesiog nori ramybės. Žmona man paantrina, kad autobuse yra ir kitų vaikų, bet jie nekelia problemų, o per jų šeimą visi yra pavargę, nemiegoję ir taip toliau. Ir toj vietoj atsiprašymo prasideda tikras cirkas. Jų laužyta paukščių kalba su anglų kalbos prieskoniais. Suprantame, kad jie mums kažką bando sakyti, tipo jeigu esam nepatenkinti, išsinuomokit privatų autobusą ir nekelkit bangų. Achujiet, mums matai reikia pirkti privatų busą, blet. Visas autobusas kenčia nuo kelių debilų ir matai turi pasisamdyti atskirą transportą, kad jie galėtų sau ramiai cypt, klykt, gert, knarkt ir dainuot Marija. Eina na. Bet šioje vietoje supratom, kad kankinamės ne tik mes. Prie mūsų pretenzijų prisijungia dar viena irgi už Adamsų šeiminėlės važiavusi šeima. Kaip suprantame, irgi olandai, o gal vokiečiai, hui ten supras. Bet jie jau tada kirtosi kaip reikalas. Nedaug trūko, kad būtų į trasą pasileidę kumščiai ir peiliai. Taigi, spektaklis išėjo į naują levelį. Jį stebėjo visas autobusas, o kad nebūtų krauja, atbėgo ir gydas. Puolė bachūras į vidurį. Tai buvo jo pirmas ir paskutinis naudingas darbas visos kelionės metu. Klausėt, kaip įspūdžiai? Achujieni. Ta vieta, dėl kurios praradome 16 valandų gyvenimo, jau pamiršta. Daina Marija išmokau mintinai. Į Turkiją bent jau artimiausių metų grįžti neketinu, nes jau pamačiau daugiau nei norėjau. Ir dar kartą pasikartosiu. Jei jums atostogos yra paėsti, pagerti ir pamiegoti, tai liuks, Turkija ir Egiptas jums pats tas. Bet jei iš turizmo norite ilgai išliekančių prisiminimų ir širdį glostančių emocijų, rinkitės kitą kryptį. Davai.